Jonas kaip varžybų. Salam aleikum. Aleikum salam. Jonas. Aš nenustresavau. Ačiū Dievui, kad nevėluoji, bent jau vieną kartą. Nu, žiūrėk, vat, normaliai. 5 minutėm kaip kariuomenė. 5 minutėm anksčiau pasirodė, nei reikia. Su kiekvienu Rimtai? podcastu realiai tobulėjom. Eik, savo. Ką gero, džentelmenai. Nu, kas sportuojam, pirmą savaitę pradedam. Tiek. Kų turim tų geriam. Vandenį. Toliau viskas aplink sportą. Nautus rašomės, va. Viskas gerai. That's nice, that's nice. Ką, Lukas? Aš grįžau šiandien po benčo antros savaitės. Apibenčinau tave šiandien. Jo, nu. Bet ten RPI, karočią, man atrodo, aš biškį laimėjau, tai pažiūrėsim, dar atsisvedė. Bet nežinau, kažkus man su tuo secondary diena jau praeitų blokų buvo panašiai. Šitą bloką kažkaip, nežinau, užpjaunu grybą, bet tikrai tokį per glušumą pasirenku svorį. Tai šį kartą atrodo, tipo, blemba video pažiūrėjau, žinai, toks, blemba, dvigubai lėčiau atrodo, negu jautės kažkaip. Žinai, tai toks kažkaip pasimetė, žinai, labai sunku man su tuo tempo susigaudyti savo galimybės. Tai žiūrėsim, biškį jaučiu duosi man velnių, bet ir kabir. Eilinė diena. Jo, žodžiu, pas mane irgi emocijos, tai atsakiau, Lukai, tu negirdėjai, nes vėliau prisijungiai, sakau, šiandien ant 7% kokie esu, nes, žodžiu, vakar buvo labai tokia ant emocijų diena. Vakar, žinau, tikriausiai Richardas mūsų dalyvavo Anglijoje. Dalyvavo Nationals. Braliukas. Vien tik į Nationals, kad patekt. Tokioje būtent federacijoje iš tikrųjų, tai jau tu turi būti rimtas. Tu turi kvalifikacinį total surinktą, prasme, varžybos jau sudalyvauti, kad kvalifikuotum, ta prasme, į Nationals. Tai jau čia buvo didelis laimėjimas, tai dėl to tokios emocijos labai buvo didelės ir iš tikrųjų tas visas varžybos žiūrėjau prie ekrano, nors nebuvau ten nuvažiavęs gyvai. Buvo kitas treneris, kuris handlino jį. Bet visai prie ekrano prilipęs, ta prasme, žiūriu, chatinu, rašau temptus ir žiaurios emocijos buvo. Tai va, tas pats realiai, kas būna per varžybas Lietuvoje pas mus. Tai va, tą patį išgyvenau, žodžiu, tai dėl to šiandien 7% tik tai manęs yra. Jis dėjo per metus. Apie šiam kilų, jeigu neklysiu, jis virš 600 rinko. Dabar tiksliai nepasakysiu. Jo, apie šiam, nes aš jį asmeniškai, žinot, pažįstu labai. Nors jūs susipažinau, kai jau dar irgi tik tai su Roku buvau pradėjęs, gal. Ne, šiaip Richardą net žinau prieš su tavim Rokai pradedant treniruotis. Mes eidom į šitą komercinę salę, ten tokį The Gym Central Southamptone. Ir aš su jūs susipažinau labai įdomiom tokiom sąlygom. Šiaip fainas bičas, būtų fainai, kad susitiktume visi. Ir nuėjau į persirengimo kabiną, persiūnau batus, visas toks nervuotas, žinai, ai, blemba, sunkiai diena, šalta, lyja. Jisai žiūri į mane, žinai, sako, Keikės rusiškai. aš buvau ant telefono. Jo, ir aš buvau ant telefono, žinai, tai baigiau pokalbį su tėvais. Su einu sportuoti, jisai sako, you from Latvia? No, from Lithuania. Do you want some pre-workout? Ir aš toks, of course, give me some pre-workout. Davė kažkokią pre-workoutą, abudu skūpinom, nuvarėm daryti drop setų, hack squatą, pripompavom ir viskas, treniruojamės. Tai, ką norėjau pasakyti, jisai, aš su juo daug teko man su juo treniruotis ir jis toks labai atsargus yra ir man sakau, matyt, vis buvo, aš pirmą kartą pamačiau, kaip tam dalyvavo Barnes, kai jis save paleido, žinai. Jo. Ta prasme, žinai, jis labai atsargus. Ai, biškį skauda, viskas, ai, kitą kartą, žinai. Tada aš sakau, Richardai, tu gal daugiau nori, nes šitą handlinau. Richardai, gal traukiam trečią all-in. Trauksim kiek reikia, kad laimėt, žinai, susinervavęs, ten bum. Žiūriu, Aš atsimenu. Žinai, žmogus. Jo. Atsimenu, tu man rašai, tipo, jis, žinau, fired up, žinai. Jo. Tai va, jis dabar jau atsirakina tas, žinai, savo čakras ir visus tas adrenaliną išmoksta išleisti jau dabar po šito čempą, tai jau čia iš vis sprogdins jisai. Nes buvo pasirodymas nesveikas, toks ramus visas, žinai. Tai va, Su labai kilogramais rezervė dar, ant visų realiai liftų. Ant viskas ten rezervė dar turėjo. Tai va, labai gera gaida pradėjom. Nice, labai. Ir Juniors iš tikrųjų. Jo net nematęs, žinai, bet vis tiek žiūrėjau pasijungęs transliacijai. Nemažįstu bičo asmeniškai, bet mačiau žiauriai
skvatą, tai belė kiek rezervo ten likę ir žiauriai gerai viskas techniškai ir, tu prasme, kai pažiūri kokie skaičiai, žinai, ir pažiūri, sakykime, pas mus atvežus į Lietuvą, tai, nu, top levelis irgi, žinai, toks. Jo. Tai kaip pagalvoju. Gal pasirodys kada nors? Vis tiek. Of course. Reikia dar daugiau efficient jėgos atvežti. Tikrai taip. Nice, iš tikrųjų ir jumis noriu pasidžiaugti, kad visi žiauriai stipriai judam. Realiai, international visur, ir varžybos, ir trefkėse. Ta prasme, visi daužom arba varžybų PR'us, arba asmeninius PR'us. Tai juniorsai iš viso dabar ant tokios bangos užšokia, kad, ta prasme, ten baisius PR'us daro. Tai žiauriai nice dėl jūsų visų, kad tai viskas gerai sekas. Tai ne tik tai, kas varžybose dalyvavo, gerai pasirodo. Aš kažkaip dabar pradėjau, aš tai gal PR dar nepadariau jokių, žinai, bet nežinau, jūs visur, Lukas, ir jūs visi turėjote tas pačias sąlygas, žinai. Tai, pavyzdžiui, visijose, arba akmenys, ne, salė daugiau tokia base powerliftingui, tai viskas, man dar ten pagal standartą viskas, ar ne, bet kaip išvažiuoju į komercinę salę, ar ne, tai aš dabar sakau, turiu tą transitioną, tai pas mane dabar kiekvieną savaitę tokie PR-ai, kaip suprasta labai įranga, kaip sekasi performinti. Blemba, einu nafik, dar niekada gyvenime aš nesu taip nebijojęs tūpčinai su ta visa nūdų baro. Visiškai, nes anksčiau tai būdavo problema, tai sakau, pas manęs asmeninis dabar toks aš visai laimingas ir šiandien ir tokį tempo benchą dariau ir ten tempo benchą štangą, bum, visai juda ir aš toks atsimenu prieš metus būčiau užsimetęs ir būtų feilas. Su štanga tūpčinai, pausinį pritupimą padaryti būtų visiškas feilas, nes tiesiog vibruoja, nesvarbu svoris. Dabar dzin, lapšė, kaip įkaltas, tai sakau, pas mane tokie kitokie PR-ai, lauksim ketvirtos savaitės. Atsimeni, Lukai, kai būdavo, tarkim, kai su spės aprangas spausdavom, ta prasme, mes nesitreniruodavom kartu, kai su specofika varydavom, bet, ta prasme, tikrai esi pajutę šitą jausmą, ta prasme, kai ant rekinį štangą, tą commercial gym štangą, paprastai kažkokią štangą, ir jinai jau benčia pradeda biškiai bendintis. Tai jaučiu, tu dabar tą patį dalyką išgyveni, tik tai toj salėje su 100 kilogramų. Taip, šiandien grinai nusiimu 100 pam, žinai, nusirekinu, ir aš, blema, žinai, kai įsistatai ir tai štanga sulinko, dabar tai tikrai bulldog gripas, žinai, dabar tai jau pilnai susilenkęs. Tai kažkaip keistas pokytis, jautiesi stipresnis biškiai. Geras. Nice. Tai tu čia kelias variacijas darai, nes yra su tuo nudų baru irgi ten kažkokios variacijos būdavo. Ten prikabina gumas, dar svorių, gerų dadeda ir tai kelias variacijas darai iš karto. Tu laikas vienu šūviu. Iš karto, jo. Stability training. Iš karto Emilis užkabino vieną topiką, kurį norėsim pakalbėti, ar ne? Jo. Tai va. Tai gal dar kalbant apie standartus, tai dar nenorėjau įsiterpti žodžiu, bet šitą savaitę tai buvo tokia biški, ne šitą savaitę, praeita treniruočių savaitė atsidarė trečias blokas, žodžiu, ir trečias blokas po varžybų ir prisiliečiau biški ganėtinai, po 2 blokų, po 2 mėnesių prisiliečiau vėl biški prie arčiau to standarto, net, tarkim, buvo ant reko biškį daugiau paspaudžiau savo 29 mm štangą, ta prasme ir pritūpimus pasidariau. Tai šiandien irgi taip žiūriu, pasiekiau, po pietų čia mūsų pokalbių irgi pasiekiau biškį jau rimtesnių atletų, ne jau pasaulinio lygio atletų, pasiekiau Gustav Hedlund, pasiekiau Eriksoną, žodžiu, jo treningu, su Namidu irgi šnekėjom apie jį, žodžiu. Aš taip pasižiūriu jų istorius ir jie treniruojasi ant tos įrangos, ant naujausios, net fotkina, tarkim, tą štangą, ir ten tie pleitai, tą štangą, viskas idealu. Ir blemba, ta prasme, atrodo toks paprastas dalykas, ta įranga, atrodo, jinai ten neturi kažkokio didžiulio efekto, tai turi didžiulį efektą. Nesveiką efektą turi. Dabar, nežinau, paliečiau irgi tą 29 mm štangą ir man dabar 28 nebetas. Atrodo 1 mm, visiška smulkmė ir tai neturėtų būti čia kažkas wow. Ne, jaučiasi ir žiauriai jaučiasi. Taip. Ta prasme, visiškai kitas dalykas ir tas pats ir kombo reaktas.
taip svarbu iš tikrųjų ta įranga ir dabar taip galvoju, kaip čia reikia kažkaip, nežinau, reikia iš kažkur gauti. Reikia gauti kažkur. Paprašyti kalėdų senelio reikia. Kalėdų senelio maišas turėtų būti pilnas pinigų. Žiūrėkit, aš dabar, bet man tokia mintis šovė, kaip pasakėjai apie deklaruoja, žinai, sako, reklamuoja save, kad turim geriausią įrangą. Buvo čia biški nėra skemas. Skemas neveikia. Skemas, aišku. Aišku, skemas. Tipo, nėra gal labai legalu net tokį dalyką daryti ir teikti, kad turim geriausią įrangą, kai įranga tikrai nėra geresnė. Čia tas pas, kai sakyčiau, parduodu savo 15 iPhone'ą, žinai, moderniausia. Jo, moderniausia, bet jis iš tikrųjų 13. Oi, nežinau. Žinai. Jo. Tai aš planį, nežinau, dabar man atrodo. Čia man atrodo dar irgi toks dalykas, kad tarkim, žinai, jeigu lyginti sales, visas, ta prasme, Lietuvoje tas komercinės sales, tai tarkim, ta, kuri deklaruoja, tai gal ir turi tą kažkokią geriausią įrangą, ta prasme, iš geriausių, iš pigiausių. Va taip. Ir iš kitos pusės vėlgi, kaip mes vertinsim tą geriausią, ne? Geriausia mums tai būtų eleiko štangos, eleiko svoriai ir panašiai, žodžiu, bet vėlgi, ta prasme, kiek tų trikovininkų procentaliai žiūrint pagal tuos žmonės, kurie sportuoja tiesiog atėjo į tą salę, tai didžioji dauguma tų tokių paprastų žmonių, kurie ateina tiesiog dėl savęs, pabūtų fiziškai aktyvus, tiesiog dėl sveikatingumo kažkokio. Su treneriu gal ten dirba ir panašiai, tai jiems ten nereikia profesionalaus sporto įrangos. Bet va, tokiem kaip mes, prasme, jau, kurie taikom į tuos standartus, ne, iškeltus, tai mums tai labai gerai būtų. Tai irgi va tokia problema, ne problema, gal pastebėjimas labiau. Jo, tai dar trikoviai, žinai, bet jeigu tiesiog tie džimai, žinai, nuperka paprastus tuos funkcinius treniruoklius, žinai, kurie labiau apkrauna sąnarius, o ne raumenis. Irgi toks, apie tą ir, žinai, kalbėjau. Ir kalbėjau. tiem patiems žmonėms, žinai, kad ir į paprastus žmonės vis tiek labiau akcentuotis ir skirti daugiau dėmesio, bet, žinai, žmonėms, kurie nesidomi, jie nelabai supranta, kur geras, kur blogas, koks geras brendas, koks blogas. Faktas, jo, aš ta prasme. Keturios sportininkų galvos tuoj visus įkretus išpasakosim Lietuvos sąlygų. Geras. Lekiam pašnekėti gal apie tą temą, apie kurią taip ir nepavyko praeitą kartą. Apie būtent techniką. Apie technikos sutapimus. Ir tada galėsim pereiti prie tarp tikrų kitų temų, nes aš turiu vieną dalykėlį tokį pasakyti apie susijusi. Tai nepamirškit, nes pamiršiu aš. Įsišnekėsim čia ir po to taip man galvos. Laikyk iškelęs pirštą ir prisiminti. Rašysi, palaukit kažką. Nes tikrai mums paviršiu iškrisiu kalbą. Gerai, kol tu rašaisi, aš papasakosiu tokią istoriją, kuri, manau, irgi ganėtinai relatable bus ir jum. Tai žodžiu. Tai va, papasakok, ko mes paklausysim. Gerai, viskas pasakoju. Žodžiu, tai sportavau tokiam džime, ne dabar. Čia buvo prieš kurį laiką dar. Žodžiu, buvo toksai treneris, kuriam labai patiko mano performances, kuriam patiko mano galbūt ten kažkokie tai rodikliai ir panašiai. Ir žodžiu, jis labai mane kalbindavo daug, jis labai ten žiūrėdavo, kaip aš ten treniruojuosi. Klausdavo, tai kodėl tu čia taip tas kojas, tai kodėl čia taip, kodėl čia ten, nežinau, ten alkūnės ten kažkaip kitaip eina, nei kažkas įpratę ten buvo matyti ir panašiai. Ir realiai po kurio laiko žiūriu, kad kažkaip tai keistai viskas darosi, ta prasme, tas treneris, kuris manęs klausinėjęs, paskui į telefoną kažką pasirašo, bent jau man taip atrodo, ir paskui pasižiūriu, kad jo atletai tą patį daro. Ta prasme, labai panašius dalykus, ten pavyzdžiui, tokie niuansai kaip, ties technika, kur faktas, kad tu gali, nežinau, inspiruotis kažko, pažiūrėti, kad kažkas taip daro, ta prasme, ir tu ten kažkaip bandai pritaikyti, gal kažkokius elementus, gal bandai pasisemti kažko, bet tas yra 100% kopijavimas, ta prasme, kur ateini ne toj pačioj vietoj, kur kombo rekas yra, ne toj pačioj vietoj kojas yra dedamas tokiu pačiu atstumu, žodžiu, o tokie dalykai, tai pašnekam apie kopijavimą tos būtent technikos, nes čia tokia, aišku, iš juoko prizmės ta istorija, kuri paremta realiais faktais, bet realiai galim pašnekėti apie šitą dalyką ir aš manau, kad jūs patys irgi
Buvo kada nors pagavę, va, tai va, kažką, kad, nu, pradeda jūs kopijuot galbūt, arba jūs gal kopijavot, nors, tai va, pasidalinkit. Manau, labai įdomu. Man įdomu išgirsti. Aš turiu gerą istoriją irgi labai. Pasako. Tai Luki pradėjo. Žodžiu, mano istorija dar labiau kompleksinė. Aš esu pagavęs žmogų, ir dalį žmonių iš tikrųjų, didelę dalį žmonių, kopijuojančius per mane, mano treneriai. Dai. Ne? Gauna desvę, dabar esi. Tai, žodžiu, viskas prasidėjo. Bet čia, o gal ne, žinai, visko gali būti, gal tiesiog sutapimai. Gyvenimas yra nenuspėjimas. Jo. Tai nežinau, nepagautas, nevagis, bet vat, įdomu, ne, išgirs bus, žodžiu. Kai dar buvau nuostabioje valstybėje Great United Kingdom, ne? Karoči, ten sportavau žiauriai fainą salį. Žinai, labai gerai, įranga, viskas gerai, nėra kuo spūstis, idealu. Nori eleiko, turi eleiko, nori kitokio, visko, tu nori, ką nori. Ten skirtingi rekai, naujausi rekai ir seniausi rekai, visokiausias, žiauriai gerai. Žinai, ir žodžiu, yra gerų žmonių, labai fainų žmonių, labai stiprių ir tikrai yra kurių žmonių nenorėčiau gyvenime daugiau sutikti. Visokiausių kaip visur, ne, bet, nu, pliusų yra tikrai didelių, ar ne, ir savininkai salės tikrai atrodo visai normalūs. Žinai, visi mes esam savotiški, aš esu iš vis keistas žmogus, su ten nuotaikų žmogus, žinai, ateinu vieną kartą, labą dieną, kitą dieną, nepažįstu nieko, žinai, nuotaikas man priklauso, bet man ten, žodžiu. Nu ir, žinai, pradėjau daryti, vat su Roku, tik pradėjau sportuoti, žinai, visokių naujovių ten gaunu, žinai, visai kitaip pats kreipiu dėmesį, tas treniruotas. Ir kažkaip, žinai, pastebėjau labai didelį skirtumą mano treniruočių, asesoriais net tokių dalykų, kaip darydavau. Pirmiausia, tai pastebėjau nuo kitų trikovininkų, kiek jie daro asesoriais arba iš vis nedaro dažniausiai, ne, ir kiek aš darydavau, tipo, faina, aš, vat, jėga, nu, žinai, atėjau ir vis tiek dar galiu drožti per izoliacinius visokius pratimus, tai man kaifas, man žiauriai patinka, žinai. Ir praėjo ten keli mėnesiai ir žiūriu porą ten tokių trikovininkų, su kuriais ir bendraudavau, žinai, visi bendravo, maža vieta, maža patalpa, žinai, tą patį sportą daro. Ir aišku, vis tiek yra tas, tas konkuravimas, yra, nu, tokiam sportui yra konkurencija ir jiem viskas įdomu, žinai. Ir žodžiu, ir taip toliau, žinai, ir žiūriu, jau pastebėjau, kad žmonės daro šitus asesoriais, ne? Bet dar nepušina, žinai. Po to prieina prie manęs ir klausia ten vienas kitas žmogus, ko tu taip droži juos, ko tai reikia, sakau, tai nori stiprus būt, reikia spaust, o tai kaip tu primaries dienas darysi, nu tai aš bazę pasistatysiu, kitą dieną simiegu pavalgau, ir davai kalam, ir tada kiek lieka asesoriais išdaužo, žinai, reikia augti, reikia dideliam, stipriam, sustiprėti per visur, žinai. Ir žodžiu, žiūriu, pradėjau pušinti žmonės, ten, žinai, tam tikra grupė, nes ten buvo daug coacherių, žinai, yra, kurie coachinasi su kitais treneriais iš kitų miestų ir yra 3 coacheriai ir, žodžiu, ir pagrindinis coacheris, savininkas, žinai, ir jisai, ir aš nežinau nieko, nes man įdomu, aš nelendu į tas visokiausias, tas asmeninės kalbas, nes aš susimoku šaibas ir einu tenais kaip arklys, žinai, aš atidirbu ir tada einu namo, viskas, man įdomu. Ir pasirodo, ten ta didžioji dalis žmonių, kurie su manim tik draugiški, bet visą laiką kažkokios informacijos klausia, jie yra coachinami to žmogaus, salės savininko. Ir aš tada pastebėjau, aš pradėjau daryti pin presus, visi pin presus daro, 6 žmonės, būtent po tų pačių coacherių, po 2 savaičių pin presina. Ir klaus manęs, o tai kam čia darai, sakau, ką žinau, parašyk mano treneriui, pasakys, ką žinau. Sakau, aš turiu trenerį, kad neapsikrauti. Ar ne, o ir nenoriu sakyti, čia yra, gal, nu nesvarbu, nu koks tau reikalas, žinai, daryk ir džiaugtis. Tai po to pauziniai deadliftai, visi daro pauzinius deadliftus. Visi pauzinius deadliftus pradėjo daryti. Anksčiau darydavo iki kelienių, žinai, mes padarėm ten žemiau, visi ten plemba daro su mažais tarpais. Žodžiu, kopijavimas nesveikas ir tada yra juokingiausias dalykas, kad pastebėjau, kai aš darau, tarkim, kažkokį, ypač šitas pratimas, kur tas tricep extensions, ne? Jis atrodo, jis nėra kažkoks ypatingas, ne? Tiesiog biškai kitaip atrodo.
Ir blemba, tai aš darau tą pratimą ir žiūriu, yra ten tas ofisas, priekyje manęs to treniruoklio, cable machine, ne? Ir tas stiklas yra, tipo, juodas, net, bet kai šviesa pašviečia. Ir ten 10 žmonių žiūri su žiūronais. Jo, ir stebi, ir spokso, žinai. Ir aš galvoju, blemba, tai kodėl, kaip taip galima? Žodžiu, ir anksčiau būdavo ten tos metodikos pas jūs tos visokios milijardus gumų naudodant visko, žinai, ten 100 pauzių visokių ir nustojo visas tas daryti. Ir sakau, mano blokas pasikeičia ir kažkas, mano blokė pasikeičia po kelių savaičių performanso, aš žiūriu pas tuos žmonės, viskas pasikeitė. Ir, liūdna yra, nes aš nesu niekados buvęs, tipo, jėgos treneris, ne, bet esu prisilietęs prie kaučinimo žmonių. Ir ta prasme, man nesuvokiama, kai tu tu turi net įsilavinimą, tu uždirbi pinigus, tau yra pagrindinis dalykas, kaučinimas dar tokioj specifiniai srity, ir tu kopijuoji kažkokį bičą, kuris net nėra kažkoks čempionas, kažkoks atėjęs, kaip aš, žinai, ta prasme, maybe gerai atrodo, viskas gali pakopijuoti, paklausti, bet nebandyk plagijuoti treniruotis, nes net tai treniruočių tipo listas pasikeitė. Matydavo, aš tai padarau ir po manęs daro tą patį su kiekvieną dieną. Tai, žiauriai juokinga yra ir jau čia yra problema, kad tiesiog žmonės yra tingi kažkaip, žinai, čia ne tik, ne tik norėjimas palaukti kažkokios geros idėjos, bet gal čia net ir tas tingumas toksai įsireiškia. Tai va, tokia mano istorija. Aš manau, kad, žinai, čia yra keli variantai realiai ir gali būti vienas variantas, kad tiesiog yra sutapimas, ta prasme, mes turime ne 3 veiksmus ir tam kiekvienam veiksmui mes, ta prasme, turim variacijos kažkokios, pauziniai skvatai, tempo skvatai, whatever, dar kažkas, box skvatas, gal dar šiais laikais kažkas daro, nežinau, ten irgi tempo benčas, ilga pauzė benčas, dar kažkas, ta prasme, variacijos yra ganėtinai limituotos. Yra tikrai taip buvę, kad, ta prasme, sutampo tos dienos, sutampo galbūt tos variacijos, bet it's okay, ta prasme, viskas yra okay. Bet čia galbūt kalba eina apie tai, kad, specialiai žmogus bando kopijuoti kažką, tai kažkokią informaciją bando pavogti. Ir va čia yra blogoji pusė tada, kai ta informacija patenka į to žmogus rankas, kuris galbūt tą informaciją kažkaip tai bando savo tą kompetenciją pabūstinti, kurios jis galbūt neturi. Jis galbūt su tokiais kažkokiais tai pamatytais, kažkur išgirstais dalykais. Nes prieš kitus, ta prasme, sukuria tokią iliuziją, kad jis labai geras specialistas. Va čia yra blogoji pusė. O kai žmogus pamato, kad, ta prasme, darai kažkokius tai, nežinau, tempo benčą kokį darai ir galbūt jis, ta prasme, yra naujokas, labai gerai, kad jis pamato. Aš labai džiaugčiausi, kad jis, ta prasme, nueitų kitą treniruotę ir pradėtų daryti gal tempo benčą, gal jam suveiks. Gal jis atras kažką, ta prasme, gal pozicija pagerės, dar kažkas galbūt. Čia yra žiauriai gerai. Aš net mano tokia ir yra, tokia vidinė misija, viena iš jų, kad, ta prasme, tie žmonės, kurie aplinkui yra mane, arba tą patį YouTube kanalą mano žiūri, kur trefkim savo dalinuos, ta prasme, tegu žiūri. Aš noriu, kad, ta prasme, visi žmonės, kurie žiūri, arba aplinkui yra mane, kad jie irgi užsikrėstų ir tobulėtų, ta prasme, čia yra liuks. Aš to noriu. Bet tas yra ta blogybė, kaip ir sakiau, kur žmogus kažkokį savo kompetenciją, kurios galbūt neturi, arba jos maža, menka, jinai bando pabūstinti tokiais dalykais. Arba ten kažkaip tai informaciją bando kažkaip tai išgauti ir jau aš esu specialistas, asas ir panašiai. Čia yra blogai. Taip neturi žmogus daryti, kuris save gerbia. Tai va čia yra blogas dalykas. Sorry, Lukai, pertraukiau tave 10 kartų. Ne, viskas gerai, aš dar noriu įsiterpti ir gal kas nors kitas pasisakysit. Dar kitas dalykas, bet aš matau irgi, žinai, šito dalyko kopijavimo žalą. Ta prasme, jei žmogus salėje ateina, žinai, pasiklausia net, jei pamatai, kad kažką daro, gali ateiti pasiklausti, žinai, pasitikrinti, kodėl būtent tai darai. Tai čia yra labai gerai sveikintina, pritariu tam, bet kai treneris kopijuoja, ta prasme, ir jis nežino to visos esmės. Pavyzdžiui, kodėl aš darau daug pauzinių dalykų, ne? Arba kodėl ten tempo dalykų darau ir tada duoda tam, nes galvoja, kad tai tiesiog yra kažkoksai
general dalykas Jo. ir jis duos bent kam daryti ir jis suveiks, žinai, tai tu tiesiog, tu apvogi klientą savo, nes tu naudoji nepagrįstą informaciją, nepagrįstais dalykais, tu iš jo vogi pinigus literaliai, tu padedi žmogų su mažai kompetencijos į tikrai pavojingą situaciją, nes mūsų sportas gali būti irgi nelabai, jis yra sportas, mes dalyvaujam, nedarom for fun, realiai, ar ne? Tai tu turi sikuoju žmogų padėti, tarkim, ten kažkokią įgyti traumą ir taip toliau dėl tam tikrų dalykų, ar ne? Tai čia šitas dalykas yra blogas ir aš sakau, aš kaip žiūrėdavau, tas jis mane spokso, tu prieik ir paklausk. Aš nesakysiu tau top secrets, bet daleiskime, aš ten turiu kelinio traumą, ar ne? Ir aš labai turiu mažą tipo laudą, aš pasakysiu, nesusitraumavęs dėl to, aš darau ten lėtai kažką. Ar taip, viskas, pasiteirau, arba pasakysiu, nesakysiu, tiesiog konfidencialu. Bet kai va taip paima, žinai, kopijuoja ir sužino 20% informacijos ir turėda kopijuoti tą 20% informaciją, žinai, toks, nežinau, labai turi būti gudrus arba kvailas tai daryti. Žinai, labai pasitikėti savim. Jo, žinai, čia tas dalykas yra, ta prasme, kad tu kažkokią tai, sakykim, kad kažkaip ten, nežinau, žiūri, ką žmogus daro, rašais į telefoną, nežinau, ten visą, tarkim, savaitę treniruočių, ne, tarkim, visas treniruotės užsirašai, ką kuriom dienom daro, maždaug ten plius minus, ten repsus, kokį svorį ten darė ir panašiai. Ir, tu prasme, tu turi vieną savaitę treniruočių. Bet tu iš tikrųjų nieko neturi, nes jeigu tu nemokėsi skaityti tos programos, jeigu nemokėsi skaityti iš tikrųjų to ilgalaikio kažkokio tai plano sudaryto, tau ta savaitė nieko nepasako realiai. Tu tik plius minus žinai, ką jis kuriom dienom daro, tai čia irgi žinai tas dalykas, ta prasme, niekur tu labai toli nevažiuosi, ta prasme, tu gal gausi kažkokį labiau suoptimizuotą, žinai, tą mikrociklą, treniruočių savaitę, paprastai žodžiais tariant, ir viskas, ir tu, ta prasme, daugiau kažko tai labai ir negauni. Tai kad tu ir kopijuosi, žinosi, ką jis konkrečiom dienom daro, tai daug informacijos negausi realiai. Ką jūs, Chebrytė? Nieko klausėm, kaip jūs kalbat, įdomios istorijos. Labai smagu buvo klausyti. Dalinkitės ir jūs dabar. Blemba, bent jau mano patirtis šitų dalykų, tai labai tokia maža, nes aš ganėtinai, mano realiai didžioji sporto karjeros visa dalis tai prasportuota padvaluose, garažuose, izoliuotai, toli nuo žmonijos ir, žodžiu, užsidarius, kalant. Labai gerai. Tai bet yra buvę momentų, kada išlendu iš to rūsio ir tenka pasportuoti tarp žmonių daugiau. Tai kiek esu buvęs daugiau tų tokių komercinių salių, kuriuose eina ta populiacija žmonių, kuri būna tokia daugiau orientuota tiesiog, kad ateit, ta prasme, savo ramiai pasportuoti, tai ten kažkokio kopijavimo gal iš jų tokio, tai kažkaip ir nepastebės. Bet yra manau buvę. Galimai. Galimai jo, kada... Politinis žodelis. Jo, galimai. Čia šitas žodelis labai padeda apsidrausti. Tai kada esu sportavęs ir salį, kurioje daugiau jau tų sportininkų, kurie jau ateina ir jie maždaug žino, ką daro ir daro tai su treneriu irgi galimai. Tai esu susilaukęs ir nemažai klausimų iš pradžių, kodėl tą darau, kodėl aną darau, kodėl čia taip, kodėl ne kitaip, žodžiu, ten. Kodėl neinu apšilinėti ir ten nedarau ten kažkokių aktyvacijų, kažkokių ten, kodėl aš iš karto einu prie repo ir ten tasana, žodžiu. Tai tokių dalykų yra buvę nemažai. Su laiku einant, gal vieną kokį kitą pratimą pamatai, bet kaip ir Rokas sakė, tikrai, ta prasme, šitas sportas čia neturi kažkokių ten super mega wow variacijų ten ir panašiai, daugumoje tie pratimai, jie visi tie patys, tik jie yra taikomi individualiai, ta prasme, su jo reikiamybėm, ko jam reikia, vienam gal reikia tempo, kitam pauzių, kitam gal ten, nežinau, dar kažko ir panašiai, bet
dalykas, kurį esu pastebėjęs, tai gal labiau tokia būtų technikos keitimas vienam iš veiksmų. Nes jis toks labai buvo, kaip čia pasakyti, drastiškas, ne? Per daug dalių. Jis ganėtinai veiksmas pats susideda iš tų kelių tų komponentų pagrindinių. Ir vat, esu matęs, kad žmonių grupėje realiai vos, čia overnight, gal taip pasakysiu, padarė overnight successą, ne? Ir labai viskas drastiškai pasikeitė ir pasikeitė į geresnę pusę. Ir to prasme pasikeitė į anatomiškai geresnę pusę. Ir aš nežinau, kiek tai yra biomechaniškai gal tą geresnę pusę, ne? Ir aš nežinau, kiek tai yra kopijavimas ir kiek tai ne, bet labai man taip suspišius atrodo. Tai va, ir aš biškį net bijau kalbėti, nes to prasme galiu paliesti ganėtinai jautrių dalykų. Tai va, bet aš taip labai taip abstrakčiai, žodžiu, tiesiai per aplinkui, nes tie pokyčiai labai tokie drastiški. To prasme, žmonės taip jų drastiškai nedaro, va, kaip pavyzdys irgi, ne, va, aš kol sportau prieš dirbant su Roku, tai aš pats iš savęs žinau, ne, kad, ta prasme, ten kažkur pamatau kažką ir bandau savo pritaikyti, kaip aš nežinau, ką man tiksliai daryti, kaip, ta prasme, aš pats savo kaučas, nesu. Ir ta prasme, tu per laiką šlifuoji tuos dalykus, juos darai, grininis ir savo įsigrinini tą informaciją. Pradėjus dirbti su Roku, ta prasme, šitie dalykai labai atėjo greitai, labai savaime, jis man pasakė, mes padarom viskas, dabar šlifuojam ten iki detalių, einam, ta prasme, ir viskas. Ir ta technika, bent jau šiuo metu, jinai consistent, ten labai niekas nesikeičia, ten jau mikro dalykai, kur net, ta prasme, ten labai mikro dalykai. Ta prasme, gal kažkada galėsim padaryti, žinai, tokią mini apžvalgą, ta prasme, kokius mes dalykus iš tikrųjų kontroliuojam. Žinai, visi kalba apie procentus, visi kalba apie RPs ir panašiai, bet mes esam dabar tokiam lygiai realiai, kad mes dar ir kitus dalykus kontroliuojam, kad, Aš pats nebūčiau realiai pagalvojęs prieš kokius 2-3 metus, kad aš taip galėčiau taip su atletu dirbant dar ir tokius dalykus kontroliuoti ir juos susąmoningai, ta prasme, įjungti arba išjungti. Čia irgi bus, manau, gera diskusija ir visai geras mūsų atradimas, bet pirmiausia reikia ištestuoti praktiškai. Čia šitas topikas tai realiai buvo tavo pasiūlymas ir mano nuostabu čia vos ne kaip atradimas kažkoks, nes, gamba, kiek pamatoma neveikia. Bet čia kita tema šitas dalykas, ne šitie dalykai, bet tie techniniai pasikeitimai, ir jie dažniausiai būna lėti, ten praktiškai nepastebimi, ta prasme reikia imti ilgesnį kažkokį laiko tarpą, kada tu jau sugebėtum pamatyti, kad labai drastiškai pasikeičia ta technika. Bet kaip technika, tai pasikeičia. Tai man labai taip suspišis atrodo ir nežinau, kiek tai yra kopijavimas, kiek tai sužinojimas iš kažkur informacijos, kiek tai yra, nežinau, gal iš tikrųjų rasta ta informacija, nežinau. Tai va, tik tokie būtų pastebėjimai, tokie labai neabstraktus, bet kad esu, manau, susidūręs su šitų dalykų, tai galimai tikrai esu. Jo, faktas, bet jeigu kažką tai inspiruojam, ta prasme, ir suteikiam kažkokios tai, nežinau, pasisemt kažkokios tai, nežinau, žinių arba tiesiog praktinių kažkokių tai dalykų ir kiti pritaiko savo treniruotėse, tai čia yra labai fainai. Iš tikrųjų, mes irgi pradėjom tą dalyką spausti su kojom priekį, net, ta prasme, dar ir dabar netgi yra tokių žmonių, kodėl jūs taip spaudžia, ta prasme, ir ne tai, kad visi, ta prasme, tikrai ne visi pas mus spaudžia, ta prasme, su kojom priekį. Jo, galbūt mes labiau bias. Bet ne visiems reikia. Jo, faktas, mes gal esam labiau bias, labiau linkę taip spausti, prasme, nes pamatom, kad yra tiesiog poreikis to dalyko. Tai irgi buvo, atsimenu, tokia įdomi tranzicija, ta prasme, kodėl, pirmiausiai, aš kodėl taip darau, dar kai net nekaučinu, ta prasme, kodėl tavo tas kojas, tai negali paspausti, reikia po savim gydėti. Bet visiškas atvirkščias dalykas iš tikrųjų yra. Tai tas dalykas irgi galbūt kažkiek suteikia žmonėm pamąstymų, ar galbūt pasikona praktiškai, gal išbando, galbūt net ne iš mūsų sužino arba pamato, tai nežinau, be žodžių. Jeigu inspiruojatės nuo mūsų, tai duokit mums kreditų, užtaikinkit storius ar kažkur kitur. Okay, jo,
Teisingai sakai, nes, ta prasme, žinai, ten tas tipo inspiracija, aš va kaip man patinka, žinai, pasižiūrėti, kaip kiti atletai daro ir tas, ta prasme, vien ta technika, man tik vizualiai, žinai, patinka. Pavyzdžiui, tas Emil, žinai, iš Bulgarijos, man jis žiauriai gerai atrodo jo technika, žinai, jis toks precise, toks idealiai atrodo viskas pas jį, ne? Ir ta prasme, jo, bet tas paėmimas tos technikos arba kažkokį tipo inspired, ne? Get inspired iš vizualo yra du didelį skirtingi dalykai, nes tu viešai viešini, tai čia yra viskas gerai, tu viešai rodaisi save, tu viešai postini vidosius video, kaip tu tai darai, bet kai, to neužtenka, ar ne, padaryti idealų kopijavimą. Tu nežinai, ką tu darai, tipo, jo, pastatyk kojas į priekį, tu man pasakyk, tu man nepasakei, numesk kojas į priekį, aš numesčiau kojas į priekį, aš neturiu leg drive, ten yra kur kas daugiau elementų, tai tie visi elementai NQs yra tas dalykas, kas, manau, ir didžiausia pavertę atneša toj technikoje, ar ne, kaip tu reprezentuoji tą techniką žmogui išaiškinti, kiekvienas mes esame skirtingas, Lukui visai kitaip reikės paaiškinti, tau Rokai irgi visai kitaip. Man kitaip, Emiliui kitaip, žinai, kitam žmogui visai kitaip darys. Žinai, ir va tas būtent čia, mano asmeninė nuomonė, va tas ir yra ta vertė mokėjimas išaiškinti. Ir jei tokia informacija yra kažkur gaunama išplaukiama, būtent tas secret dalykas, tas little spices, ne, kurie duoda didžiausią skonį, kaip tai ištransliuoti atletui. Va čia yra blogai. Tai čia yra plagijavimas, žinai, nes sakau, aš kažkada buvau susisvaigęs, man susišovė galvoj, noriu tų plačiai. Prisitupinėjau plačiai, po to netupiau kiek mėnesių. Prisitupinėjau, lemba. Tai, žinai, nes kodėl, pabandžiau patogu, bet dėl to, kad mačiau, kad gerai atrodo ir visi liftina jautėsi tuo momentu gerai, bet pasirodo, nieko gero nebuvo. Tai žinai, tai sakau, svarbiausia, kas yra, kaip ištransliuoja tai ir tą informaciją išlykina iš kažkur, va čia yra tikrai blogas dalykas, čia yra copyrights violation. Tai dėl tos priežasties, tai jo, bet ta prasme, nemanau, kad, žinai, pas mus yra tokių kažkokių problemų, nes, vis tiek Lietuva yra ganėtinai mažas kraštas ir tu labai gali lengvai, žinai, atsekti, nes ta informacija vis tiek tokia autentiška, savotiška gal labiau, ne, ir savotiškų būdų jinai pateikta yra. Ir ta prasme, nėra kol kas dar tų trenerių tiek pas mus daug, kad visi panašių stilium coachintų, ne. Dėl to plagijavimo ir kopijavimo kažkokio, tai aš manau, kad mes, ta prasme, jeigu būtų toks dalykas, aš nemanau, kad Lietuvoje tas dalykas vyksta, nes, ta prasme, mes esam, mažai mūsų trenerių Lietuvoje trikoje specifiškai, ne. Nes tu labai lengvai surastum tos kažkokius savo sistemos dalis kažkokias. Nes tos sistemos yra ganėtinai, skirtingos, ką bent jau aš matau, kaip kiti treneriai coachina ir panašiai. Dauguma trenerių, galima sakyti, iš tos kitos federacijos, ne, yra, tai jie iš vis treniruojasi kitaip, bent jau ką aš matau. Ta prasme, tai nemanau, kad, ta prasme, šitas dalykas pas mus čia yra. Galbūt pavieniai sportininkai kažkaip tai inspiruojasi nuo kažko, nebūtinai nuo mūsų, nes vis tiek social media platus yra dalykas. Tai gal čia tiesiog kažkokie tai panašumai suveikia ir viskas, tai aš nežinau, bet sakau, just in case, jeigu bandot kažkokius tai žmonės kopijuoti, turi savo idolus kažkokius, tai atsiminkit, kad yra individualūs dalykai. Individualūs, ta prasme, kūno proporcijos, kūno, nesakykime, dalių santykiai, ne, ir pagal tai išsprendžiasi tavo technika. Tai va tas kopijavimas ir gali būti, kad tu tiesiog gaiši savo laiką, tą techniką bandysi pritaikyti savo, kuri tau galbūt visiškai nesuveiks, tarkim, kopijuosi žmogaus, tarkim, kopijuoji squatą, ne, pavyzdys labai toks vaizdingas. Kopijuoja squatą žmogaus, kuris turi, tarkim, trumpus šlaunikulius ir tupia laubaro ir jis labai realiai vertikalus, negali nusileisti į apačią. Ir tu būsi galbūt tokio sudėjimo kaip Emilis, kuris turi ganėtinai ilgus šlaunikulius, ilgos galūnės, žinai, ir tu bandysi tūpti kaip jisai. Būsi upright, bet tūpsi laubaro ir bandysi labai savo kelius drivinti į priekį.
Klausimas, kas gausis, žinai, tau ir kiek tau reikės kartų failint, kiek tau reikės, žinai, ten savaičių, mėnesių, kad tu suprastum, kad, nu, nelabai tau šitą techniką tinka. Tai va čia toks ryškus pavyzdys, bet realiai bet kam tinka, universalus, kas susijęs su technika ir kitų žmonių kopijavimu. Čia dar irgi noriu pridurti, bet čia priduriu iš savo grynai asmeninės patirties, ne, pavyzdžiui, Rokai, kaip šlifavom technikas mūsų kiekvieno veiksmo, ne, nes man realiai viską reikėjo persimokinti, tiek tos pačius platus, benčas gal greičiausiai pasigavo iš visų veiksmų, ne, nu, trauka tai irgi užtruko nemažai laiko. Treneris gali paduotas kažkokias bendrinės gaires, tuos tipsus, tuos visus cues, maždaug kaip reikia išpozicionuoti tą kūną, bet dar yra vienas dalykas, kuris irgi su laiku, pavyzdžiui, įsigrynina, tai pačio pajautimas, ne? Kada tu jauti tuos visus, paprasme, atlieki viską teisingai pagal trenerį, bet dar pats jauti, kur tau galima truputį kažkur dar paimprovinti, atrodo toks dalykas ir to pati trauka irgi. Nu taip jis išlifavo, dabar atrodo, Rokas transliuoja tą žinutę, bet aš dar ir pats pajaučiu, kur man tas kūnas geriau stojasi, žodžiu, į kurią poziciją jis pozicionuoja ir kur aš geriau jaučiuosi. Tai dar toks dalykas yra. Tai irgi net visko tokiam rezume gaunasi, nu treneris irgi už tave tai nepajaus, treneris tave gali nukreipti tai tokia teisingiausia linkme, kur jis tave mato, kur tu turėtum būti, bet jauti tai pats geriausiai. Treneris vedlys, žinai, rodo tau, kur eiti, į kairį, į dešinę, o tu pats pėdas dedi, tai turi biškį pats padirbti, žinai, ties tuo. Bet man atrodo, Emilis labiausiai ateityje, manau, turėjo šitą situaciją, nes jis dabar yra treneris, dirba treneriu, ar ne? Tai pastebėsi tu, nes aš irgi, kai anksčiau kažkada buvau prisilėtis prie treniravimo, tai būdavo daug tų kopijavimų ir ten pjaudavosi trenerių tarp trenerių ir aš nesuprasau, kodėl aš laikai. Jo, imkit, žiūrėkit, man moka atlyginimą, viskas good. Jei aš žmonėm padarau gerą darbą, jie laimingi, nesutraumuoti, tai galim kopijuoti viens kitą, o ten tai ėsdavosi, tai žiauriai pas mane. Tai Emili, ką tu galvoji apie tai? Jo, tai aš dar pirmiausiai grįšiu prie tų kopijavimų, prie technikų, tai Rokas gerą įžangą padarė, tai aš buvau tas, kuris kopijavo kitų technikas pradžiai savo sporto. Aš irgi toks buvau. Trikovėsi. Čia manau buvo. Ir Rokas mato, kaip pasakė, puikus pavyzdys buvo, kad mūsų visiškai nuleverčias net nesutampa, nors aš stengdavausi vis platinau tą skvatą. Man atrodė, kad patogu tai dienai, bet įsiplatinau iki tokio lygio, kad prasidėjo klubų skausmai. Tai paskui jau teko siaurinti. Bet jo, greitai, kadangi pradėjom dirbti su Roku, tai kad greitai tos visos technikos susistatė į vietas, po truputį, susistatė į tokią bazę ir paskui šlifavosi. Tai o šiaip kažkokių pavyzdžių, kas mane kopijuotų, iš esmės nemačiau, bet aš tas toks chill guy, kuris nieko nemato salėje, tiesiog matau save štangą ir jeigu yra kažkokių bendraminčių trikovininkų, tai juos, o šiaip tai nelabai stebiu aplinką, nebent matau tik tai, kad paskui, žinai, pažiūri po workout'o savo video, kur filmavaisi, kad kažkokį žmonės žiūri, kažkokį gal treneriai žiūri, nes girdi, kaip daužaisi, kad kreipia dėmesį. Tai bet pats asmeniškai nesusidūriau arba to nepastebėjau, o ten socialinėje medijoje tai nelabai apskritai iš kažkaip lietuvių daug seku. Taip gaunasi, kad aš daugiau užsieniečių seku. Tai nieko aš ten nežiūrėjau, negaudžiu. Tai maždaug trumpa istorija. Nice. Jo, iš tikrųjų tas kopijavimas, tai sakau, jisai nebūtinai yra blogas dalykas, bet ta informacija arba tie techniniai kažkokie niuansai panaudoti netinkamai, tiesiog praras tas atletas arba, gal treneris, jeigu kopijuojat čia, tai treneris praras laiko labai brangaus, praras galbūt potencialiai kažkokį, tai irgi progresą, tarkim, sakykime, jau tas bus atletas pradėjęs pagal kažkokią tai sistemą dirbti ir paskui jis įmeta į tą sistemą dar kažkokius tai dalykus iš visiškai konkrečiai kitokios kažkokios sistemos. Įmeta į savo sistemą ir bando tą kažkokį tai bendrą darinį vėl daryti.
Tai va tiesiog taupant laiką, taupant visus resursus, tiesiog geriau yra pasimti kažkokią tai struktūrą, pagal tai dirbti, technika tuo pačiu metu tobulės. Čia irgi dar vienas geras dalykas, kad technika nebūtinai tobulėja nuo to, kad tu kažkokį Magic Cube pasakai. Technika tobulėja ir nuo tavo geros sistemos sukurtos. Taip. Ir labai gerą tu čia įžangą įvedėjai. Labai gera įžanga į kitą temą. Biškis susijęs, ką sakiau, man primint reikės, bet atsimenu viską. Tai Magic dalykai, ne, Magic sistemos, Magic pratimai, ne, visi matėm tų visokiausių juokingų, tu suprasite, kokį temą čia kalbėsim. Matė tokių juokingų visokiausių ten video, kai, žinai, išradinėja dviratį ir keistus pratimus, kai net nereikia, žinai. Tai, žodžiu, man teko matyti šitą ir lygtai su tavim, Rokai, buvau pasidalinęs. Kažkaip man užstrigo vieno aukšto lygio atletės daromi dalykai ir apskritai aš pastebiu, žinai, nes aš seku, žinai, Instagram'e, tipo atletus ir vis pasižiūriu, kaip jie treniruojasi, įdomu vis tiek, ar ne, ką jie daro, kaip jie treniruojasi. Faktas, aišku. Kai kurie ten slepia, kai kurie neslepia dalykų, ar ne. Ir aš pastebėjau, yra tokia dalis, aš kalbu tik tais apie aukšto lygio atletus dabar, ar ne. Tikrai, ta prasme, pasaulio, ką mes matom, taip pasaulio čempionatus ant pastoviai. Ir yra dalis, kur tiesiog tūpės spaudžia traukia, ar ne? Kartais pauzę tempo padaro, tokį, normaliai, ar ne? Tas, kas man yra familija, ką aš pažįstu, ar ne? Ir tada yra dalis tokių atletų, kurie daro, aš nesuprantu, keisčiausius dalykus. Labai keistus dalykus ir kas man labiausiai įstrigo ir aš atsimenu, aš matęs šitus dalykus iš tipo funny visokiausių vidosių. Bet viena atletė ir jinai tikrai yra labai stiprus žmogus. Daro keistus visokiausius pritupimus su užkabintais dalykais ant štangos. Ta prasme, ant gumų užkabina blynus, ar ne, skirtingų ten prikabinta kaip kalėdinė eglutė, žinai. Jos, treniruoja savo stabilumą. Ta prasme, palauk. Visų pirmiausia, kiek man suprantama, ar ne, kaip tu gali lygiai sudėti ten 5 skirtingus benzus ir ant jų užkabinti skirtingų svorių pleicus ir juos išlyginti, kad ta štanga būtų, ta prasme, nulydis distancijos tolygios, ar ne? Tada esu matęs visokiausių, keiščiausių tenai su tom, ypač gumom, ne, performance'ų visokiausių. Čia palauk, čia ne ta variacija, wobbly, skvatas, kaip ten vadinasi? Jo, wobbly, tikriausiai vadinasi, aš nežinau, ten tiesiog jinai pastoviai tupia ir ta mergina yra nesveikai stipri ir turi nesveikai stiprų pritupimą. Tai vad noriu, kad pasidalintumėt jūsų mintim. Čia kaip faktas yra, kad yra žmonių, kurie yra stiprus iš savęs, ar ne? Ir gali daryti net mano nuomonė, nesąmonės, ar ne? Ir jie vis tiek yra stiprus. Ir vat įdomu, kur tai yra riba, žinai, ta prasme, ką tas žmogus galėtų pasiekti, jei būtų tik nedarytų tokių keistų dalykų, ar čia tiesiog marketingas, ar tiesiog for fun, ar taip toliau, žinai. Vat man įdomu, nes irgi didžioji dalis top atletų yra coacheriai jau, ar ne? Sudalyvauja pasaulio čempe ir coachina dažniausiai. Kas nėra blogai, aš nieko nesakau, jie tikrai turi išminties ir patirties, bet sakau, ar matėt, galima pakalbėti kokių keistų variacijų tikrai iš gerų atletų, ar ne, stiprių žmonių, net ne atletų, tiesiog stiprių žmonių daro keistus dalykus, kurie atrodo visiškai jokios logikos nesudaro, ar ne? Čia iš tos serijos, žinai, kai iš Squat University ėmė informaciją ir bandė pritaikyti. Jo. Jeigu rimtai, tai žiūrėk, gerą, iš tikrųjų, dar vieną tokią pašalinę temą užkabinai, tai žiūrėk, ne visada būna taip, kad žmonės yra stiprus dėl to, ką jie daro. Ta prasme, kaip jie treniruojas, galva tiksliau, ne? Jie buvo stiprus, aišku, faktas, kad dar yra tested versus untested, tai čia iš vis jau kita kalba, ta prasme. Aš kartais ir žmonėm rekomenduoju, tarkim, jeigu nori, tarkim, trenerio ir jie, tarkim, IPF yra, ne, IPF dalyvauja ir, tarkim, pas juos yra listė trenerių,
pas kurios norėtų dirbti, tai untested žmogus, kuris untested trikovininkus būtent treniruoja, yra pats untested, yra būtent atletas. Tai čia realiai irgi tas dalykas, kad tu inspiruojas nuo to, kad tas žmogus yra labai stiprus, kad jo atletai yra labai stiprus, tu esi IPF trikovininkas natūralus ir tu galvoji, kad jis turi magic formulą kažkokį, žinai. Tai va čia irgi toks pagrindinis dalykas, manau irgi, kad tu turi atskirti, prasme, ar čia iš tikrųjų va, tas yra dalykas, kad jis stiprus dėl to, ką jis daro, jo programingas kažkoks ten yra magiškas, whatever, ar jis stiprus dėl kitų dalykų, ne? Tai čia... Turime magic formulą, ne? Jo, nu, kitokia magic formula jau ten darosi, žodžiu, bet jo, dėl tų kitų variacijų paskui, žinai, tas pats Louis Simmons, Westside Barbell, ne, tarkim, tie visi dalykai, speed work, dynamic work ir panašiai, ten tie visi tradiciniai, tai dabar prasme, kažkada tai irgi nonsensas buvo, žinai, bet pažiūrėjus dabar, mes tas turime, ne, primary, ne, secondary, ne, ir panašiai, nu, pamatysi, kad galbūt kažkur tas pas Louis Simmons buvo teisus, ne, dėl to dabar prasme, nu, čia irgi toks, žinai, analogija, tai kad, dabar prasme, dėl to jūsų prikabintų, žinai, dalykų. Galbūt tai nėra pats efektyviausias, žinai, dalykas, bet vis tiek tu generuoji kažkokį workloadą, generuoji kažkokį volumą, kažką tai darai, stengiasi, žinai, yra pastangos, tai kažkoks tai efektas yra, ta prasme. Bet ar tai yra geriausias kelias buildint jėgą šiais laikais, kai tiek daug informacijos yra? Tai iš savo varpinės galėčiau pasakyti, kad aš negalėčiau pritaikyti tokios detalės savo sistemų, nes nemanau, kad jinai yra tokia veiksminga, ta prasme, kiek reikia efforto, kiek reikia pastangų ir kiek gauni galbūt naudos iš to dalyko, tai neatsiperka tau tiesiog. Yra geresnių būdų, yra labiau efficient būdų, kurie sakykime, geresnius gainsus kažkokius, tai trumpai tariant, tau duos. Okay. Nu jo. Nesakau, nežinau, jūs gal matėt, ką nors Lukai, Emilė, irgi tokių įdomesnių dalykų, nes aš taip matęs per savo gyvenimą labai keistų, ir pats daręs esu labai keistų dalykų iš tikrųjų, bet labai greit, jo, žiauriai keistų esu daręs dalykų, bet kažkaip laiku sustau, nes pasijautė greitai, kad neveikia. Bet žinai, vėl, tie keisti dalykai, ne, nu, tai jie, mums tuo momentu, kada mes juos darėm, tai prieš dabartinį momentą, tai jie atrodo keisti, tuo momentu tai buvo labai normalus, gal, nežinau, gal mes tuo šventai netikėjom, iš kitos pusės, gal tik eksperimentavom, ta prasme, bet tai atrodė, nu, tai normalu. Ne, o dabar, jo. Žinai, yra tas dalykas, ta prasme, kad tai, ką tu darai ir kur dedi, nu, maksimaliai pastangų ir nuoširdžiai labai stengiasi darai, būna dažniausiai yra geriau ir produktyviau nei tas dalykas, kur ten super mega kažkokia formulė, bet tu vieną koją ten, kitą ten. Tu nesi 100% ten. Čia, kaip pasakyti, čia antra medalio pusė, ne? Suari, kad pertraukiu tave gali tęsti. Labai norėjau tik šitą mintį pasakyti. Bet labai gera mintis, čia jo, irgi, šitą dalyką galim įrašyti į formulę, nes jau kartais tos nuoširdžios pastangos. Užrašyk šitą, nes bus naudojama, jaučiu, kaip posteris. Tai jo, bet kartais tos nuoširdžios pastangos tikrai būna daug daugiau naudos atneša, negu tiesiog ten, kaip ir sakytum, kažkokia super mega formulė, ne? Tai jo, bet šiaip iš aukšto lygio atletų, tai nesu matęs gal kažko, kas būtų, bent jau pagal dabartinės žinias, kad būtų kažkas, tam, nu, keisto, ne? Nu, tiesiog, neteko susidurti, bet, pavyzdžiui, kiek einant per gyvenimą, tai esu sutikęs tokių žmonių, kur jis ten gyvenime nesportavęs, dirbęs fiziškai ir jūs patikėkit, kaip tie žmonės atrodo, ta prasme, jie yra genetiškai tiesiog apdovanoti, kaip nulieti, gyvenime jokio sporto ir ten kaip tik biškį atvirkščias tas visas gyvenimo būdas, o ne tam sportui. Tai įsivaizduokit, tokį padėt po štangą, kaip jisai būtų, tai jam ten viskas veikia. Taip. Visi pratimai, bet kokia formulė ir jis ten tiesiog būtų kaip kažkoks žvėris, o tokiem kaip mum, kurie mes gimėm, nu, mes nesam su kažkom blogom genetikom, bet mes tokiu, nu, kaip per viduriuką, net. Su gerom genetikom, mes galbūt su elitiniam genetikom. Turiu omeny, kad jo, turim visi savo stiprybių, o ne kažkokių
Bet turiu omeny, kad nesam ten max super kažkokie stiprus, kur pradėjom nuo bazės, ne 700 kg tautom, kur dar iki dabar siekiam šitų skaičių, ne, kai kurie, bet ta prasme ir ten nepradėjom nuo 100, ne kokio per visus 3 veiksmus paėmus. Ne, tokie vat, per viduriuką, kur turim dar nemažai lubų užkeldžodžių. Yeah. Tai esu tokių žmonių sutikęs, kur vat, aš net nebėjau, kad jam ir tas vat, skvatas veiktų ten su gumom, su girom pakabintom ir panašiai. Bet esu vat, matęs ir gyvai, kad, pavyzdžiui, daro tokias įdomias variacijas, kaip irgi, ką ten pasikabina, mažas giras tokias irgi, ant gumų, nedrįma, maža gira pakabinta, arba iš viso man būna kosmosas, kaip žinau, kad tas žmogus ten trikovė užsiema ir jam ar treneris davęs, ar Paslauga čia. kažkur jo. Ai, jo, atsiprašau, čia laksto, gal šis persivalgė picas. Tai žodžiu, ar jam treneris davė tam žmogui, žodžiu, tam daryti tą pratimą, ar ten pats ar pati susigalvojo, kaip tupės už štangą ant to, kur pusė kamulio, nežinau, kaip tas dalykas. Bosų bol. Bosų numatęs aš tą irgi. Ir tu ant jo, po prasme, kur Platforma. vatas, to prasme, visiškai nuo to dalyko, kaip tik tu turi būti visas stabilus ir ant stabilaus pagrindo turiu omeny, o ne ant kažkokio tokio daikto, tai kas čia gaunasi, arba kaip ta štanga Buffalo barą, nevadinasi, kur išlenda būna. Ir vidai, matęs, kaip su tuo ten spaudžia ir ten žiūrėjo ant plėtų. Kokie esmė tos štangos? Žodžiu, deficitinis bench pressas. Tai esu matęs tokių dalykų, čia jau kur specifiškai trikovininkų užsiminė. Ir aišku, kaip nueini į komercinę salę, tai pamatai ten įvairiausių dalykų, kurių paprasti žmonės daro, ten eksperimentuoja įvairiausius dalykus. Bet grįžtant prie originalios temos, tai... Priminė man vieną. Galiu greitai įsiterpti. Ir man flashbackai grįžo, bet... Galiu greitai įsiterpti. Tai iš aukšto lygio atletų, paprasme, tai kažko tokio nesu matęs, nes nesu susidūręs su šituo atveju. Tai Ar esat matę žmogų einantį ant treadmill su 2 diržais ir hanteliais rankose? Ne. Aš matęs. Po šiai dienai atsiminsiu su gyvenimu. Aš matęs, kaip skraido su tais, kur flies reiktų daryti, nes... Tai tie gerai. Aš matęs, kaip skraido tuose, ten su kerzakai šokinėja, su kerzas ateina į salę, ten daro įvairiausius dalykus, ten vos neskraido tuose aparatuose. Ir gyvai šitus dalykus aš pamatęs. Bet vis tiek niekas man nepramuš, kaip ateina žmogus ir squat tracką daro bicą. Šitą dalyką esu dažniausiai matęs ir šito dalyko tai man niekas nesimėtų. Toks mano veidas būna, toks tipo. Ar jūs ir... Aš ta prasme, aš kiekvieną kartą, aš kaip pamatau, tai aš taip... Ne. Pasižiūriu į tą žmogų, taip nužvelgiu. Man alergija nuo to. Kiek aš laiko esu iššvaistęs per tokius žmonės. Įsivaizduokit, ta prasme, yra kombo rekas ir jis kombo reką daro dar pizzą. Kiek tai būtų? Laimiai kombo rekę netekę matyti, bet tekę matyti, komercinės, kaip būna, tai ten esu matęs ir aš čia, pavyzdžiui, šonė tupiu savo 180 ir bišas. Reikia atsinešti metrą, jeigu ranka šiam conų, tai gerai, viskas ok, bet jai ne. Kur tau, tam ranka kaip mano dilbis. Didelė dar tu. Didelė. Man irgi kažkaip netekę matyti iš tų jau aukšto lygio sportininkų, bet aš, kol jūs nekėjot, aš galvojau, kokį aš patį kvailiausią pratimą galėjau daryti pačioj savo pradžioj ir aš manau, kad buvo pritūpimas nuo suoliuko, kur toks... Box squat. Jei kampas yra, sakykim, tai kokie 10 cm aukščiau negu kampas būtų. Tai čia, manau, mano toks būtų kvailiausias pratimas, kurį dariau, nes, reikia irgi suvokti, kad šitie visi SBD momentai, jie yra, kaip pasakyti, kompleksiniai judesiai ir nėra, kad tu, žinai,
tūpdamas nuo aukščiau ar spausdamas nuo aukščiau, sakysiu, o man čia silpnas tricas, reikia spausti tik tai 5 cm viršutinius, nes kitaip nepramušia savo spaudimo. Nu ne, reikia dirbti pilna judesio amplitude, nes dažniausiai klaida yra būtent kažkoks techninis eroras. Dėl to ir tas būna jėgos lygas. Geras, žiauriai geras pastebėjimas. Bet atsargiai mėlynį išvažiuok į gilesnius vandenis. Box squatas, blemba, aš irgi juos esu daręs, atsimenu gal prieš 4 metus. Aš irgi. 90 tūpiau, o štanga neperlaužė ten su tuo suolu man. bet iš esmės tai vis tiek galiu atrasti pliusą šitam pratimui, nes aš kaip padarydavau tą box squatą bent jau kartą per savaitę, tai nebūdavo po to man joks svoris sunkus ant nugaros. Tai bent jau man iš pojūčio pusės, ar ne, kūnui, tai veikia šitas dalykas. Aišku, squatui ten nulis įtakos ir tikrai nieko neprisidėjo, bet kad štanga jautėsi lengvai ant nugaros, tai tada. Bet box squatas turi irgi kitą esmę neblogą iš tikrųjų, vat kai esi traumuotas, žinai, suveikia, gali tipo limituoji ten tą judesį ir, nu, ta prasme, žinai, kad tu visai įtupi tam tikrą lygį ir biškį po biškį gali tipo padidinti range'ą, tai kažkaip nežinau. Jo. Tai yra tokių gerų dalykų, pavyzdžiui, yra iš tų keistų dalykų visai veiksmingų. Atsimenu, Rokai, aš buvau atsiuntęs tą, aš pamiršau jo vardą irgi, treneriukas, kur tipo kaip pajaust svorio centrą pėdos ir padėjęs makropleitą per vidurį pėdos. Ar ne, atrodo kvaila, bet galima panaudoti tokį dalyką. Faktas. Tai, žinai, tada jauti tą spaudimą į savo pėdą. Tų keistų dalykų yra, bet sakau, kai darai, žodžiu, yra mašina, bet įsivaizduok, turi mašiną, bet dar, žinai, uždedam, 4 ratai yra, dar uždedam kokius, dar 4, ko ne. Bus geriau. Ko ne. Greičiau važiuos. Bus geriau. Jo. Geriau bekelę važiuos. Nu, Mašina įmonė fūra. Va. Žodžiu, atvedam Tarzaną į salę. Viskas. Nu, žodžiu. Vyrukai, tai šitą temą baigiam, dar turit kažkas pasisakyti kažką, ne? Kaip ir Žiūrėkit paprasčiau į gyvenimą ir viskas, žodžiu, ir viskas bus geriau. Tada gali treniruotis. Realiai geriausias dalykas iš tikrųjų, manau, būtų tiesiog vėlgi eiti prie to dalyko, kad turi būti kažkokia sistema ir, nu, tu tą patį box squatą. Jeigu tu turėsi, planą, kaip tą box squatą integruoti savo treniruotės ir jį pušinti produktyviai, kad tau kažkokios naudos duotų, why not? Nėra taip, kad kvaila variacijos nereikia. Tu turi turėti pakankamai įrankių, pakankamai tokių scenarijų savo galvoje, pakankamai tų pratimų, variacijų, whatever, tų pačių repsų, setų, schemų, kaip progresuoti ir panašiai. Ir, kuo daugiau tų dalykų turėsi galvoje ir mokėsi juos panaudoti tinkamu metu, tuo geresnis tu treneris būsi arba atletas. Ir viskas. As simple as that. Tai dabar šiaip tai mes pašnekėjom, tokį paketą darom, kaip būti gerų ultimate atletų, tai dar trūksta 2 elementų prie šitą, manau. Kaip valgyti ir kokius papildus gerti. Nes klausinėjau jūsų apie kreatiną praeitą dieną, tai gal norit pasisakyti, kokie jūsų yra essentials papildai, tipo food supplements? Aš jau irgi norėjau liest temą apie šitą, norėjau apie šį kitą temą liest, bet galim pakalbėti apie papildus, jo. Žinai, labai trumpa tokia greitai ir bus toks paketas visas, kaip būtų. Čia nėra kažką labai daug ką ir šnekėta, ne? Tai, kuris pradėti. Tu nori pradėti? Man jau viskas, galiu kažkaip. Tai važiuok. Tai, nežinau, iš tikrųjų tai labai mano paprasti papildai. Per eilę metų įsigryninau, kas man patinka, kas man nepatinka, kas man veikia, kas man neveikia, o dabar tai realiai taip žiūriu tiesiog, kad susirinkčiau visas savo medžiagas ir pagrindė ir viskas. Nu, tai kas priklauso trikovininkui, tai manau, arba bet kokiam jėgos sporto atstovui, tai faktas, kad kreatino monohidratas, čia kaip tėvė mūsų, kaip rožančius, kaip nežinau, kaip maldaktis, turi būt neatsiejama dalis racione, manau.
Tai va dar kaip tik su Emiliu ir turėjom paskaitą neseniai apie kretiną, ten su dėstytoja visai ir su kitais studentais užvedėm visai tokią neprastą diskusiją apie kretino vartojimą. Tai labai buvo daug ir tokių kaip ir skirtingų, bet labai ir panašių nuomonių, bet čia jau biškai einu į lankas nuo temos, tai žodžiu. Tai va, bet aš buvau ko gero tas, kuris drastiškiausiai jį naudoja. Tai va, be jokių pertraukų. 30 gramų per dieną. Ne 30, bet 15 siekiu. Nes dabar pumpuoju, reikia išgerti, nes baigsis po naujų metų. Reikia išgerti, jo. Tai va, ir toliau, ką aš turiu pre-workoutą nusipirkęs, bet irgi reikia išgerti. Mesiu šitą papildą. Nu, koks čia papildas, tai prasme, labiau boosteris, nežinau, prieš treniruotės, bet mesiu šitą papildą, pereisiu ant kito, natūralesnio biškį, neatskleisiu kokio. Tai vat, jau gal ne natūralesnio čia kokio. Šiaip sakyčiau, čia pats labiausiai, natūraliausias ko gero, bet ir ko gero labiausiai paplitęs žemėje narkotikas, kur visi vartoja. Nu, čia jau gali tikrai atras sąsajas, bet vis tiek nesakysiu kokį. Tai va, Alijas. Toliau, aišku, proteinas čia, nu, bet aš į maistus labiau maišau, būna, jeigu, pavyzdžiui, man trūksta, būnu nesurinkęs kalorijų papildomą arba savo baltymų dienos, tai tada kokteiliuką kalo, šiaip tai... Kokio skonio? Dabar cream and cookies. Nice. Labai geras, žinok, žiauris skanus, ta prasme, nieko nereikia, pienukas, va, į šeikerį suplakį, va, ledą. Su pienuku, ne? Su pienuku, tai aišku. Šiaip būna ir su vandeniu kartais, bet kai yra pienuko, tai varau su pienuku, kodėl ne, kalorijų biškį daugiau. Tai va, aišku, dabar tai reikia priveršti kalorijas, biškį sunkokas buvau, tai numečiau svorio, dar kilas liko. Tai va, toliau proteinas ir pabaigiam paskutiniu, tai šiuo metu maltodekstriną geriu. Tai sakys, kam jūs patys įsigūglinsit čia, kad stebit mus, visko čia nepasakosiu, savo sekretų visų, taip. Tai va, maltodekstriną dar geriu, tai darausi tokį kokteilį, kokį tam kokteilį, 500 ml vandenio, dedu porciją jo ir treniruotės metu gurkšnoju. Ir tuo pačiu įsimetu ir savo tuos 3 kupus kretino. Tai va, bet šito tai jau norėtųsi su skoniu iš tikrųjų, nes aš visus papildus nukirtę skonius visur, nes anksčiau ten gerdavau jūs miksus, aišku, ten gerdavau ir tokių, kur ten nereikia man tų papildų, ta prasme, ten visokie, tokie nereikalingi, kur marketingas ir pinigų išvietimas. Gal karnitinai visokie. Jo, tik atsatėm, žodžius. Test boosteriai visokie. Tai čia pats populiariausias papildas. Pats geriausias, ką tu čia test boosterio esu kapsulių negavęs, o pirkęs iš draugelio, jis buvo, ne draugelio, jis buvo, kaip ten gavosi, nes mes kartu studijavom. Tai aš iš jo perpirkau, pageriau ten biškį, bet... Tai va iš kur tie jėgos geinsai? Tai bet tai čia, žinai, kada buvo, čia buvo studijų laikais. Ten kapsulė buvo su T raide. Ten kažkoks, ten veganai galėjo naudoti. Ai, dar blogiau, nepradėjo. Dar blogiau. Tai žodžiu, nieko gero, atsibodo man ten gert, išmečiau paprasčiausiai, nes, Pajutį poveikį? Ką? Poveikį pajutį? Eik tu, jokio poveikio, va, daugiau žinai, kas testo užkelia, va, malkas nuo jos pakapot su kirviu. Juodai, ta prasme, nereikia niekų kapsulių. Toks lengviausias būdas užkelt arba sunkės traukas padaryti, kas pilnoja štangą suprasti. Tai va, ir viską, žodžiu, tai tokie mano pagrindiniai dabar papildai. Tai irgi va, tos skonius, dar apie skonius, tai gerdavau anksčiau tokius miksus, tengi įvairiausi, ten tie skoniai, ten į Lenkiją, kai nuvažiuoju papildų, tai trinos, tas apelsinas, ten dar kažkoks. Guava, sakiausiai. Nes aš labai tingėdavau juos splitint, ta prasme, ten, kad kelis kartus gerti per dieną, visus į vieną išgeriai.
pykina ten nuo tų papildų, nu, nesąmonė. Tai. Ta prasme, žiūrėjau. Tai... Pirmės bananų skonis, citrinų skonis ir dar koks, nežinau, dar daug koks. skonių. Obuolių. Gumos skoniai visokie, ten kaip susimaišydavo, tai atrodo, kad Sodas vaivorykštė būdavo. išgeri. Tai jo, o Nu, nice. dabar tai praktiškai visiškai viskas be skonio, tik tai vat, proteinas su skoniu. Ir sakiau, nu tai vat, vitargą dar turėjau prieš tai geriau, prieš maltodekstriną, tai tas buvo su skoniu. Tai jo, dabar gal būtų visai ir nieko vienas koks skonis, nes maltodekstrinas jisai eina visiškai be skonio. Įsidedi kretino, nors susimaišant to pusę litro, tai ten paracetamolį geri, tai toks biškinis. bet geriau, žinokit, nei tą vaivorykštę gerti, vat. Vandenį su smėliu. Panašiai. Tai va, o ką jūs gerit? Tai va, aš antras galiu būti. Tai dabar pas mane pagrindinis papildas gerosios bakterijos. Ne, šiaip, tai irgi, aišku, basicai, tai kretinas, omega, zma, tai Nice. cinkas, magnis B6, ašvaganda, proteinas ir dabar glutaminą irgi vartoju viskį dėl skranduko ir žarnyno veiklos. Tai vat, viskas simple ir O tiek. pastebėjai, kad glutaminas padeda tau, nes man tai kažkaip visai patinka, bet aš tai galvoju, kad man čia iliuzija. Nežinau, aš ryte ant tuščio skrandžio vis tiek nebegeriu vis tiek jokių papildų. Okay. Aš vis tiek įmaišau tik tai į tą angliavandenį, irgi nepasakiau, bet naudoju. Tai aš trefkės metu gurkšnoju angliavandenius, glutaminą maišau ir viskas. Okay. Ir kretiną. Aišku. Didžiulis Okay. tekas. Nu, Geras. palyginus jo, bet buvo gerokai didesnis dar seniau. Sako, jau jeigu geri žuvų taukus, tai jau tu sportininkas iš karto. Gali Ne. nesportuoti, bet jei geri žuvų taukus, tai vis. Jau sveikas. Būtinas papildas, essential čia yra. Tik tai reikia geros koncentracijos pasiimti. Jo, grynė turi būti. Šiaip labai svarbus mano nuomonė papildas. Aš tai bendrai gerai savijautai. Ok. Man dabar? Davai, varyk. Aš tai jaučiu būsiu tas, kuris labiausiai išsiskirs šiuo metu. Tai realiai per visą tą, galima sakyti, karjerą savo, ne, pradėjau galbūt nuo to, kur irgi nevartojau šitų papildų, dabar masiškai, gal kažkokį kretiną ten gaudavau, nusipirkdavau ten ir panašiai, nebuvo tėvai už tą prasme irgi tą, kad aš nuvartočiau kažkokius papildus. Tai realiai va taip, galbūt ten kokį kretiną, jeigu proteino dar nusipirkdavau, tai jausdavau ten, kad dabar tai išsinešiu. Brolį Kolomanas varinėja. Jo, jeigu proteino turiu, tai sen, čia bus gerai labai. Tai va toks buvo mindset, paskui aišku, faktas, čia buvo vaikystė. Paskui viskas augo ir pribrendo prie to pointo, kad gal kokiais 21-22 metais tas papildų pykas buvo, kur irgi va tuos va tokius bazinius, kur va Emilis pasakė, kur va Lukas irgi vardino, kad tuos va kažkokius tai bazinius visus vartodavau ten ir visus proteinus ten ir prieš miegą, ir ryte, ir prieš workoutą, ir po workoutą, visus tos dalykus. Bet dabar šiftinausi į tą tokį lifestyle, kur vos ne valgo ten kelis tos produktus ten, viskas vos ne raw foods, ant tos pjaustimo lentos medinės postina foto, kur tik jautiną valgo ir ten kiaušinius. Realiai šiftinus buvo nuo to kažkokio sintetinio lifestyle į to tokį labiau raw. Ir tuo pačiu metu ir papildų tas tekas pasikeitė, realiai dabar vartoju 2 papildus. Tai yra kretinas ir yra magnis, kartais prieš miegą, kuris man tiesiog padeda geriau išsimiegoti. Tai dabar toks tekas, netgi jokių angliavandenių nevartoju per workoutus, ką dar labai neseniai darydavau, jokio proteino negeriu, kuris yra sintetinis. Tai vat viskas realiai eina iš mitybos pusės. Žinau, kad sakysit, kad čia dabar blogai, tu negauni medžiagų reikalingų tau, iš maisto visko nesurinksi, jeigu 1% tau ten padės kažkas, tai žinai, tai tu turi vartoti ir panašiai. Tai krina vis pastoviai, kiekvienų mėnesį vado melagis, ką čia meluoji? Jo.
Ir viskas, tai vad realiai dabar tas stekas toks yra, kad, ta prasme, kretinas ir kartais magnis. Jis yra visiškai ant minimumo, bet dabar jaučiuosi geriausias, performances mano yra dabar geriausias. Galiu netgi dabar drąsiai pasakyti, kad galbūt išvaizda irgi geriausia, kas nėra mano prioritetas, neturiu komunikų, nėra prioritetas gerai atrodo. Bet išvaizda irgi, ta prasme, antrinis toks dalykas, kuris man irgi rūpi, irgi svarbu, tai ir išvaizda viena iš geriausių, manau, dabar turiu. Ir tuo pačiu metu, aišku, ir jėgos geinsi. tai va, dabar jaučiuosi fantastiškai, viskas yra cool. Nejaučiu kažkokio tai poreikio, kad man reikėtų kažkokių tai 20 skirtingų papildų. Tai va, žodžiu, mano būtent toks nusiteikimas. Okay. Na, aš tai dabar labai pas mane irgi sumažėjo, iš tikrųjų, aš net kreatiną negeriu, bet kreatiną negeriu dėl to, kad buvo čia tie mano persikraustymai, žinai, tai apskritai papildai sumažėjo, bet kai prieš įsikraustymą iš Anglijos, tai irgi daug nevartojau. Tik monohidratą, žodžiu, su Richardu, apie kurį kalbėjom pačioje pradžioje, ar ne? Mes sakom, davai, stekinam daug kreatino, žinai, pažiūrim, kiek galima atlaikyti kreatino, didelį kiekį, ilgiausiai, žinai. Tai dėjom po 20 gramų ir kokius 8 mėnesius, tai aš užaugau tikrai nemažai, bet buvau užplaukęs. Ir žuvų taukų po, aš nesimenu, kiek ten makrogramais, ar net? 5 gramus. Miligramais. Aš apie 10 tablečių gerdavau per dieną žuvų taukų, žiūrėjom, kada jau bus tas limitas, žinai. Nes jis ten buvo prisiskaitęs kažko, žinai, sako, davai pabandom, nes sveikai iš daug žuvų taukų ir kreatino. Masė augo. Praktiškai kaip maibachtas aliejų gerdavai. Ja. Grietinė tą biškin šaudavo. Ne, iš tikrųjų buvo kažkurio tokiu metu pasirodė nemažai tokių mokslinių tyrimų, ta prasme, apie žuvų taukus. Ir ta prasme, kaip gali ta didelė dozė tavo, sakykime, tą pačią sveikatą paveikti ir jėgos geinsus ir panašiai. Tai manau, čia buvo tas momentas būtent, kai viskas labai ten viral pradėjo eiti. Kaip dėjom, tai žinai, tai tada aš jaučiausi žiauriai gerai. Ir aišku, aš linkęs į tą tokį vandens kaupimą ir taip toliau, žinai, toks tešlainis, bet tai jautėsi, žinai, tas užplaukimas baisus pas mane, bet jėga buvo nesveikai gera. Tai apie kokius gal 6 mėnesius jau žuvų taukus pradėjau mažinti, nes, žinai, kai įsipjaudavau kažkur, kraujas nekreša. Ir aš toks, side effectas, gerai, jau gal reikia mažinti, žinai. Tai va buvo toks įdomus etapas. O prieš tai kažkaip, nežinau, Essential visą laiką žuvų taukus dabar normaliom dozėm nevarom nesveikai, tai žuvų taukai, kreatiną reiks vėl paimti atgal į trasą, aš šnekėjau su jums visais, bandžiau klausti kokių rekomendacijų, bet jaučiu monohidratą tiesiog formulę ir viskas paprasčiausiai nusipirksiu. Emilė, pasiruošęs tu apie monohidratą ir apie kitas formas pašnekėti? Ar dar ne? Nelabai šiaip. Iš tikrųjų kažkokių mokslinių straipsnių neieškojau, tiesiog kiek girdėjęs viena ausim, kiek išbandęs visai daug. Tai va, bet aš toks, kad, aš asmeniškai ant savęs nepajaučiau skirtumo kažkokių, aš naudojau krealkaliną, hidrochloridą, trikretino malatą. Dabar turiu kregatino, ten tą naują formulę. Pačią naujausią, ten, man atrodo, kažkas iš Serbijos, ten kažkoks išrastas dabar dalykas, po 14 kartų berods yra naudingesnis, geriau pasisavinamas, atsiprašau, negu paprastas kreatino monohidratas, nes ten yra įdėta kažkokia ten rūgštis, kuri padeda pasisavinti. Tai iš tikrųjų šitas dalykas pakankamai pasiteisino paskutinis. Nes būtent, kad ar aš sunaudoju 10 gramų kreatino monohidrato, ar 1 gramą būtent kregatino, aš skirtumo visiškai nejaučiau jokio. Tai va, bet man tas įdomiausia, kad aš visiškai, ar aš vartoju, netgi ar nevartoju kreatiną, aš ant jėgos jaučiu, bet aš ant kūno kompozicijos, ta prasme, to vandens kaupimo, aš nematau absoliučiai jokio skirtumo.
Pas mane taip baisiai, žinokit, ta Tai prasme. mane tas biškai net liūdina iš tikrųjų, nes aš norėčiau būti didesnis. Vandeningesnis reiškia didesnis. Tai... Ne. Bet jo, aš suprantu tą faktą, kad tipo į raumenį, žinai, eina, ne, tas kaupimas, bet arba pas mane kažkas yra blogai, bet aš tikrai sakau, aš užplaukęs ir aš ne kūno kompozicija, tai gali būti kūno dismorfija ir taip toliau, tu tiesiog nepastebi, ar ne, bet aš ant veido pastebiu dalykus. Ir pas mane veidas būna ištinęs, aš galėsim padaryti eksperimentą, nes vėl galėsiu 15 gramų užvaryti kreatiną, žinai, nu gal... Žuvo taukų 10 gramų? Jo, žinai, ta prasme, matysit, kad aš iš karto toks kaip kempinė ir dėl to vad ir klausiu, man įdomu, nes krealkaninas, ne, kaip ten tas pirmas, jo, tas man patiko, nes nuo to vienintelio kreatino nesijaučiau to užbrinkimo ir apsunkimo tokio, nes nejaučiau. O jaučiasi poveikis? Man, žinot, koks yra poveikis, ne jėgos poveikis, man yra atsistatymas geresnis, nes aš dabar, kai nevartoju kreatino, aš pastoviai skausme, man pas mane prailgėjo kokia 1-2 dienom atsistatymas. O kaip su kreatinu, bet aišku, net išgersi vieną šaukštą iš karto prasidės kažkas, ne. Po kažkokio mėnesio laikotarpio tas atsistatymas ženkliai sutrumpėja. Jaučiuosi labiau clicking, žinai. Taip, bet man tas ir labai svarbu, žinai, nes aš labiausiai pergyvenu dėl atsistatymo. Okay. Tai va, jautėsi nuo to tikrai, nu, monohidrato irgi jaučiuosi puikiai, bet sakau, tas užtinimas, nu, baisiai nervuoja mane. Ir tai tiesiog nesijaučiu patogiai, ar ne, kad nekalba apie išvaizdą, ar ne. Tiesiog ryte atsikeli ir toks, kaip balionas, žinai, pirmas 2 valandas ištinęs. O dabar, kai nevartoju kreatino, nėra to tinimo, tai reiškia kreatino pasekmės monohidrato. Jo, čia galbūt reikėtų giliau, žinai, aiškintis tuos visus dalykus, tai nesam specialistai iš tos srities. Tai tiesiog pasidalim savo, žinai, informaciją ir savo pastebėjimus. Tai nežinau, man pačiam tai iš tikrųjų nėra to poveikio, kad kažkaip aš, nežinau, mano pasikeisiu tam kompoziciją iš būtent poodinių riebalų, sakykime, ne, ten kažkokių tai padidėjimų ar ir panašiai. Tiesiog kažkokio tai ryškumo sumažėjimo, to dalyko nėra, atrodo kaip tik tiesiog tas pasirumuo tampa didesnis ir toks apvalesnis, žinai. Tai man toks, žinai, poveikis yra, bet irgi dar kreatino vartojimas, pavyzdžiui, nu, irgi priklausom tavo, ta prasme, masės kūno, nuo tavo svorio, paprastai sakant. Yeah. Pavyzdžiui, tas pats, žinai, koks būtų, nežinau, 120 plus, žinai, heavyweight powerlifteris ir reikia kokio, nežinau, šiam 6, sakykime, kilogramų, ne, powerlifteris. Šiam 6 kilogramų powerlifterių 5 gramai ir tam, žinai, 102 plus heavyweight 5 gramai, žinai, rekomendacijų. Nu, jos nėra tikslios, tu prasme, tai reikia vėlgi pasidaryti savo researchą ir pasižiūrėti, koks yra kilogramui kūno tas efektyvi dozė būtent kreatino. Ok, tai matysim. Kiek gėrimo, ne, kreatino, tai aš tik 2 bandžius. Aš bandęs HCL, bet labai trumpai ir tik vieną kartą gyvenime ir tik mėnesį tam pageriau. Nu, ta prasme, dozė, kiek jo buvo. Ta visa tai, ten anksčiau bent jau buvo sakoma, kad HCL jėgai monohidratas dydžiui, ten raumenim ir... Tai žodžiu, nu HCL tai visiškai nieko nepajaučiau, toks, atrodo, kapsulės pageriau ir nieko. Tai va, to monohidrato praktiškai geriau, nežinau, kokį pusę gyvenimo, dabar tai iš viso 3 gal kokius metus, gal 2 metus beveik tai nepertraukiamai. Dienoj, be jokių pertraukų. Tai kas buvo bent jau pastebėta pas mane, tai man labai nuo sporto priklausė. Ta prasme, aš kaip sportau gatvės gimnastiką, tai visiškai jokio efekto. Ta prasme, ten nei elementam kažkokiem, nei, tarkim, baziniam pratimam visiškai, nei išvaizdai kažkokio pastebimo efekto nebuvo. Perėjus treniruoti su svoriais, tas efektas gerokai atsirado ir, ta prasme, kad pasijaučia, tai irgi pasijaučia gal sąlyginai panašiai kaip Rokui. Toks biškai tie raumenys, gal tos linijos, ne, kūno, tas reljefas toks apvalesnis pasidaro,
prasme, atsiranda tie gal kažkokie kaip muscle bellies, ne bellies. Nu, ta prasme, jie nebūna ten kažkokie wow, bet, ta prasme, nu, efektas nesijaučia, kad tu negeri visiškai, žinai, tai atrodo, pakrenti, kada geri, truputį papučia tave. Iš šonos, bet labai silpnai, sakau, kažkokio wow nėra. Kitas dalykas, gal ne atsistatymų irgi kažkokių, nežinau, nejaučiau. Ta prasme, nebuvo, kad bent jau sujaučiau kažkokį ryškų poveikį, bet kas jaučiasi, tai jėgos ištvermė. Jeigu būdavau, negeri, tarkim, 2 savaitės, tai jauti, kad gali mažiau repsų gerokai padaryti. Jaučiasi per šitą kertą. Iš karto. Šito dalyko, jeigu nenutrauki, geri, ta prasme, kai būna, tai tiesiog ir progresuoji. Tai va, mano tik tokių pastebėjimų buvo. Daugiau kitų formulių ir nesubandys. Nežinau, monohidratas tai labiausiai pasiteisino, pats geriausias. Seniausias papildas, ar ne? Jo. Jo, su juo daugiausiai researcho padarytų. Nu, tai gerai, tai ką, Ir baigsim pat. Viskam. Super. Jo, skanas. Viskas, gal jau baigiam. Valandą kem minučių apie. Jo, man Ar reikia nori dar užsakyti kažką? Ar nori dar kažką pridurti? Aš manau, šiam kartui tiek čia nemažai temų apkalbėjom ir su temų tokių išlindo ir flow būsenos, ir paruoštų, ir žodžiu, nežinau, manau, šiam kartui tai tikrai informatyviai padavėm viską čia. Jo, visai fainai buvo. Tai va, visi išmokom kažką vienas apie kitą. Tikrai taip ir tikimės, kad ir mūsų žiūrovai pasisėmė kažkokių tai įdomių įžvalgų ir galbūt nedarysite kažkokių klaidų, kurias darot, arba nežinau, tiesiog pasisemsit tam tikrų dalykų, kuriuos pritaikysit savo treniruotis. Ar ne? Tai va. Gerai. Viskas, ačiū. Reikia kelt Lietuvos lygį, viskas. Bye bye. Let's go. Viso gero. Gerai, davai, Buvo malonu, susitikimo.